dėkui, kad susirinkot. Renkamės po ilgos pertraukos. Nežinau, kaip buvo prieš tai dar susirinkimai. Mano paskutinis atsiminimas yra tik tai prieš 4 metus, kai Statetui rinkomės ir buvo visiems labai fun. Tai tą užskaičiau geriausiai. Nuo to laiko visą laiką turėjau viziją vėl surinkti, pradėti rinkti Lietuvos transportininkus į kažkur tai susibūrimą visos Lietuvos. Tai šiandien esam Autokraitės patalpose, dėkui jam, kad nelyjant mūsų. Dėkui. Šiam pirmam kartui pas mumis programa yra labai paprasta. Pirmiausia, prisistatys ir papasakos apie savo veiklą Andrius, viską apie Autokraitį, ką jis čia daro, ką jis sugeba, ką yra pridaręs į kiekvieną automobilį šičia reikalų mums, ne elektrinių. Tada turėsim kiekvieną savo laiko, ne 30 sekundžių, mes galim čia laisvai, kas greičiau, kas daugiau norės pasipasakot. Jeigu spėsim tas, kas galės, pasidarysim blitzą irgi laisvoj formai. Ir toliau jau irgi, jeigu turėsit kažkokių tai savo pasiūlymų ar kažkokią ateities mūsų susitikimus. Susitikimus planuojam daryti kas ketvirtį. Sekantį susitikimą galvojam sausio 25. Taip, Andrius? Ketvirtadienis jo irgi vakare. Tai pasigalvokit, kas galbūt norėtumėt, kad pas jumis atvyktume. Apie mus, tai jeigu daugiau apie mane, tai čia neįskaitysit, kiek suprantu, tai papasakosiu tiek, kad mano šitos įmonės patirtis yra šito įmonėje 13 metų, virš 13 metų, o pats aš toje srityje dirbu virš 20 metų. Pradžiai taip, galima atrakinti, galima užrakinti, užvesti galima tik užrakintą automobilį, jeigu bus atrakintas, jo neužvesti. Išsiunčiu komandą, sulinksėjo, robotas. Sulinksėjo, dabar ieško mobilizerio kodo. Šitam automobiliui, kad užvesti automobilį, reikia slėpti originalų raktą. Visiems vagams Audi, BMW, jisai slepiamas neaktyvus. Saugos sistema